įdomu, o jaučiasi vieniši kas labiau, vyrai ar moteris pasaulyje statistiškai ir iš jūsų vat, praktikos? Nes kiek aš girdžiu, dažnai vyrai tokie, sako, nebėra draugų, ten kažkaip tai ten, o panos visą laiką kažkaip tų draugių susiranda ir ten su panom išeina ir net jos pačios vyrams sako, nu tu gali su bernais kur nors išeiti, tu kaip prie manęs prilipęs visą laiką. Ir vyrai atrodo taip vat susiranda antrą pusę ir prie jos, o moteris, jeigu net ir turi antrą pusę, jinai vis tiek prioritizuoja buvimą su savo draugiam ir tos draugės nepaleidžia, atrodo visą gyvenimą bendrauja. Ar aš čia klystu, ar iš tikrųjų taip yra? Tai aš labai atsakingai galiu pasakyti, kad mane įtikinančių tyrimų, rimtų akademinių tyrimų, kurie patvirtintų, kad, pavyzdžiui, vyrai ar moteris kažkas yra labiau linkę į vienišumą, aš nemačiau. Kol kas. Gal aš nemačiau, gal jie yra. Visi to lygiai vienodai, ne? Yra manoma, kad vyrai labiau linkę į vienišumą. Bet tik tai nuomonė. Ji yra gana gaji, ji šiai dienai priemama tokia, žinot, pagal nutylėjimą, bet pabrėšiu, kad kažkokių labai, tokių tikrai rimtų patikimų tyrimų aš nemačiau. Bet pati nuomonė yra gaji. Jinai turi savo įrodymų, jinai turi, nežinau, ten pats toks keiščiausias įrodymas, tai yra sveiko proto logika, žinai, kurią baisu visada pasikliauti. Žinai, sveiko proto logika tai yra tokia, kad vyrų savižudybių skaičius didesnis. Taip. Žinai, arba ten vyro alkoholizmas yra labiau paplytęs, žinai, tai vat man, bet nesvarbu, šiai dienai yra manoma, kad vyrai yra labiau linkę į vienišumą nei moteris. Mano versija nemokslinė, o mano versija kaip vienišumo, sakykime, eksperto, tai todėl vyrai labiau linkę, nes jų ego yra didesnis nei moterų. Vyrai greičiau įsižeidžia. Žinai, aš taip laikau, kad vyrų ego yra labai didelis, bet trapus. Bet jis kaip balionas. Skirtingai nuo moterų ego. Moterų ego, jisai nedidelis, bet kaip kumštis. Jis tvirtas labai. O vyrai tokie pažeidžiami. Vienas įsižeidimas, bum, jam dingsta erekcija. Žinai, arba ten vienas nusivylimas ir jisai supyksta 15 metų ir nekalba. Žinai, jo ego pažeidė. Viena kažkokia nesėkmė, bum, jisai įsisklendžia ir geria savaitę savyje, žinai. Va tas ego labai pažeidžiamas, kadangi jis yra išpūstas, žinai, ir vyrams, nežinau, kiek jums teko girdėti, bet man tikrai labai dažnai teko girdėti, kad du broliai susipyko, pavyzdžiui, 10 metų nekalba. O kad 2 sesės susipyktų, ne, sako, kaip riejasi pastoviai tos sesės tarpusavyje, pykstasi, bet bendrauja. Bet vis tiek susiskambina. Bet susiskambina, susipyksta, po savaitės vėl susiskambina, žinai. Aišku, būna visaip. Bet vyrai, kurie metais, pavyzdžiui, gali su kažko nekalbėti. Mums čia yra kažko pasimokyti iš moterų, matau. Iš moterų visada reikia mokytis. Visada, aš sakau, protingas vyras mokysis iš savęs, o išmintingas iš moters. Puikiai pasakyti. Vienareikšmiškai. Aš čia labai gerą temą palėtėt, aš dar visgi noriu grįžti prie to šizoidinio tipo ir šiaip visų tipų, kur žmonės, pavyzdžiui, jie ne patys pasirenka, kaip mes paskutinį variantą, kaip šiuolaikinė, bet kur jų charakterio bruožai yra nulemiami to, kad jie bus vieniši. Tarkim, žmogus yra intravertas visiškas ir jisai tiesiog mėgsta būti vienas ir, pavyzdžiui, po to tik pastebi, kad o kur draugai, užsibuvau ir panašiai, bet mano charakteris taip sudėtas, ar aš galiu išmokti ir išlysti iš to ir kažkaip tai kurti santykį, kad nesijausčiau vienišas, ar aš esu visiškai pasmerktas jau su tokiu charakteriu būti vienišas, nes tai eis prieš mane. Aš jausiuos blogai, bandydamas megzti santykius, tarkim, nežinau, esi tokio charakterio, kur tu jautiesi gerai vienas ir tu į namus nesikvieti svečių, nes, čia tau sujauks tavo vaibelį kažkokį ir niekada nieko nesikvieti. Bet to nedarydamas, tu nekuri socialinio kažkokio tai tokio ryšio su draugais ir taip toliau, nes tada automatiškai tavęs nieks nekvies, nes, jeigu tu į savęs manęs gimtadienį nekviesi, tai ir aš tavęs nekviesiu. Ir jisai taip ir save pasmerkia būti vienas, bet jeigu jisai kvies, jis jau tada stresuos namie, galvos atėjo čia pas mane, čia kaip ten, o jeigu dar pedantas koks ir dar kažką, čia kaip ten tualetą, čia dabar reikia ruoštis po jų tvarkytis. Ašgi čia pripratęs, čia 10 valandą skaityti knygą ar tapyti paveikslą, o jis dar čia sėdi, neišeina. Kaip tam žmogui, ar įmanoma iš to išlipti? Puikiai jūs čia ir pasakėte, ir su to pavyzdžiu, aš labai dažnai tokius žmonės matau, jiems tai tikrai yra vargo vakarienė ir daugiau streso,
kažką pasikviesti, nei būti vienam. Tai ar tai ypatumas temperamento, ypatumai, ar tai intravertiškumo, ar šizoidas, tai aišku, kad visą tai galima taisyti. Yra gerai žinomi psichologijoje ir įrodytais grįsti būdai, ten per savivertę, socialinių įgūdžių formavimą, tai tikrai yra daug labai technologijų, bet jos bus bergždžios, jeigu nebus išpildyta viena pamatinė ir esminė sąlyga. Žmogus turi įsiprasminti, kodėl jam reikia socialinių ryšių. Įsiprasminti. Tada, kaip sakė Nyčė, jeigu aš žinau vardan ko, aš galiu padaryti bet ką. Tai jeigu vardan ko tu kvieti to žmonės, vardan ko tu kenti tą pirminį diskomfortą, kad jis pastatys tavo rankšluostį, nesulankstys taip kaip tu. Čia diskomfortas tau. Bet jeigu tu įsiprasmini ir jeigu tu supranti, kad tu nebenori būti vienišas ir kad tau apskritai vienišumas yra problema, kad tai kelia tau didesnį skausmą nei tas rankšluostis, įsiprasmini, tada pritaikai dar technologijas, ateina pas mane, bet 1:1, sako, Andriau, žiūrėk, kaip man išbūti. Atėjo mergina, labai faina, labai man jinai patinka, žinai, bet aš taip pripratau vienas, jinai dabar sako, einu į dušą, man plaukų ten privels, jos tokie ilgi plaukai, žinai, reikės valyti, aš sėdžiu, nerimauju, žinai, vos ten nagus kramtau, žinai, Andriau, kaip man nusiraminti, žinai. Aš sakau, kam tu ją pakvieti, žmogau? Kam? Kaip faina, mergina, man labai patiko, aš noriu santykių. Sakau, va, auksiniai žodžiai, santykiai. Tu ją pakvietei, sakau, žmogau, tu ją pakvietei dėl santykių. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tos santykiai svarbus. Taip, svarbus. Tai sakau, tai būk normalus, pakentėk. Dėl to, kas tau tikrai svarbu. Ir tikrai, taip, Andriu, tikrai. Sakau, tai jeigu tau tikrai nuoširdžiai tai svarbu, autentiškai svarbu, tai išbūk su tuo. Galbūt pasakyk merginai, kad aš jaudinuosi. Bet tau teks išbūti. Tada po truputį tu išlipsi, bet su sąlyga, kad tu žinai, dėl ko tu tai darai, dėl ko tos kančios, įsiprasmini. Tai va čia būna didžiausia problema, nes didžioji dalis žmonių sako, Andriau, man čia nėra problema. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia, arba ieškokite nuorodos aprašyme.